Mes galvojam apie tatų saloną. Mes apie tatuškės galvojam. Žmogus ateina, darosi tatuškę, bet mes jam apselinam namų gamybos limonadą. Mes su Hebra mastom taip, kad žmogus, kuris ateina į tatuškę saloną, kad kažkokią experience gauto, ne? Klientai mėgsta dėmesį, klientai mėgsta, mes matom tame vertę. Mes matom tave vertę ir mes ties to dirbsim, žinai. Sakykim, žinai, aš iš Berlyno grįžau, tai ten ką tu, ten, žinai, iš vis yra kitas lygis, kaip ten žmonės dirba, žinai, tatų salonuose, tu ateini, nusiauni baitus, žinai, kojas į vanilės, žinai, nu ir tau, žinai, o tau ir, žinai, ant bicepso ir paišo, žinai, tai vabzdi, o tavo kojas yra voneliai. Nes norisi mums atnešti tą kultūrą, mums norisi būti tais flagmanais, kurie atneša kultūrą. Mes norim būti toks tatų salonas su filosofija. Čia toks buvo atėjęs irgi toks žmogutis, taip mes jam paprašė, sako, skrusdėda, ar galite ištatuiruoti? Mes tokie, why not, žinai. Jo, dabar trendina, vis daugiau darosi skrusdėdas, tatuiruojasi, vis daugiau žmonių kažką reiškia jiems skrusdėda, tai... Mes dabar pradžiai atsidarysim Lumpėnuose, vėliau žiūrėsim, gal plėsimės ir Minkštasodžius, dar gal kur toliau, bet dabar labiau basically čia, va, taip apylinkėse labiau.